Dar žinai ką, čia yra gražus gaminys, net galima ir ten atsisėsti iš tikrųjų. Irgi čia visos kaminos sumontuota. Čia iš vis tokia. Jo. Atskiras namas. Taip. Tai gaminam ir tokios karkasinės pirtelės. Maksimalus dydis mūsų pirtelių šiai dienai yra 4 metrai plotis ir 8 metrai ilgis. Tai šiuo atveju irgi turim karkasinę pirtelę. Tikrai labai didelis priepirtis, jame yra daug erdvės. Šiuo atveju mes ir baldus sukomplektavom jo klientam. Taip pat įprastas turbūt ir dalykas malkinė krosnelė. Žinoma, vėlgi saurės kaminas, kur buvus, kur nebuvus. Kur einam ten tavo kaminai. Kur geriau veras. Taip. Va, ir čia drąsiai, čia PVC danga išdėta. Okay. Tai ir neįsipurina, tai vėlgi, kaip pasikartosiu 50 kartą, tas bakelis mūsų stipriai rekomenduotinas. Kaminėlis, viskas ten, kur viengubas apsauginės plokštės naudojam. Ten, kur dvigubas jau tokio poreikio nėra, kaip Saulius minėjo, 10 cm, svarbu tas atstumas. Edvinai, kas labai svarbu, tai yra, kad bakelį eksploatuojantis būtinai turi būti daugiau nei 2/3 užpildytas vandeniu, kad nesugadint produkto, neatsirastų deformacijos. Jo, tai vat labai gera pastaba, mes ir sukūrė instrukciją ir vienas turbūt iš pirmųjų instrukcijų punktų, kad privalot pripilti vandens, nes priešingų atveju žinoma. Bet ačiū Dievui, kad klientai mūsų turbūt yra tikrai protingi žmonės ir tokių problemų mes niekada neturėjom, kad paskambintų, sakytų, deformavosi, pamiršau, išpyliau. O kaip dėl ledo, sakyk, jeigu žiemą kažkiek tai palieka vandens labai blogai? Šiaip geriausia yra baigus procedūras, išleista vandenį ir kad geriau, žinai, ten bus centimetras 2, turbūt nepakenks, jisai ta tūris tiesiog turės kur plėstis, bet vis tiek geriau būtų palikti tuščią ir tada tikrai 100% būtų. Nėra problemos, kad nekils kažkokiu tai. Šiaip kas įdomu, kad tas vanduo turbūt, kai labai stipriai kūriniai, jisai būna, kad ir užverda ir tada nėra prasmės, pavyzdžiui, jeigu nėra minusinės temperatūros, pagal jūsų rekomendacijas nebūtina išpilt vandens, tai tą vandenį gali palikti iki sekančių kartų, jisai kadangi perviręs būna, jisai jokių gedimo požymių nėra. Neberūksta ir labai puikiai gali eksploatuoti kelis savaitgalius iš eilės. Tai aš tą pats savo kailiu išbandžiau ir puikiausiai veikiantis dalykas. Okay.